5 ryto. Pajudu iš namų. Į šitą kelionėlę. Tai va, antrą kartą varysiu autotransporto priemonę į Ukrainą. Šį kartą iki Kijevo. Tai dabar turiu atsirast prieš 8 Mariai. Marės regitroj, kur bus išregistruota kažkokia tačkė. Išregistruos Denisas, kurio aš visiškai nepažįstu. Na, su kuriuo tik vakarė susiskambinam. Reikėjo vairuotoją. Tai taram, aš vairuotojas. Ir bandysiu per nepilną parą numinti iki Kijevo, jeigu neužmigsiu kokiam viešbutį pakeliui. Jo, kelelis tai bus aišku fainas, toks apie 0. Nu nieko, nesurogiamgi. Va, užtat kamščio nėra. Išvažiuoju iš Vilniaus. Va, turbūt vienas iš retų kartų, kai pro Gariūnus praslysiu be jokio kamščio. O, sustojau Elektrėnų Orlene, nes jau pavargau. Dar štukė 2 iki vietos, o aš jau pavargau. Fuck. Tuoj 5 minutės pailsėsiu. Gal pradės švist. Bet ne, 6 tik tai. Tai va, Elektrėnai. Kartais su darbu čia atvažiuoju. Yra policijos nuovada. Labai simboliškai Draugystės gatvėj. Buvo atrakcionai tokie faini čia kažkada nugriovė, dabar tokį fainą parkelį padarė. Tai va, kaip ir nieko negaliu pasakyti apie juosius. Dar nebent, kad čiuožyklai mačiau kažkada, kai čiuožinėt buvom atvaręs chebra. Koja kaip nusilaužė moteriškė. O, žiauriai rėkia. Žiauriai. Tuo bėgi perjungsiu. Va, tai čia jau iki to tilto. Visai nedaug liko. Dar prieš jį vienas geresnių pavadinimų baram, tai Kabokas 9. Toks, turėjo daugiasluoksnį kažkokį mąstymą sugalvotojas šitą pavadinimą. Einu į tėvynę alaus. Dar neprastesnis buvo prie Klaipėdos. Netoli Kilena. Vadinasi, jo, tas irgi su mintim, sakyčiau. Tai va, Kauniukas. Jo, va, visai pro tėvynę važiuojam. Pro parą, ta prasme. Cepai ten neblogi būdavo. Seniai lankiausi, tai dabar nežinau. Va, nu Kaunas. Normalus santykis pas mane su Kaunu. Daug čia visokio gyvenimo mano praėję. Buvo laikas, kai dažnai atvažiuodavau. Dabar rečiau. Va, tai čia asmeninė prasme, o ne asmeninė, tai ką galiu? Sakant,
merui perduot linkėjimus nuo Vilniaus ir Kauno krepšinio fanų. Va, patys geriausi linkėjimai tie, kokie gali būti, nes tiksliau ir nepasakysi, kad čia atsiranda vis tvirtinančių, kad ojojoj, kaip iš čia, kiek čia gatvių sutvarkė, kaip čia miestą tvarko, ble, 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 ten. Nu tai, ką aš galiu komentuot, kad, nu, kokioj Turkmėnijoj irgi puikiausiai gatves tvarko. Kokiam Berlyne 38 puikiausiai gatves tvarkė. Puikiai infrastruktūra buvo. Bet nu kažkaip nereiškia, kad ten tas čiuvas tvarkytojas labai jau dėl to yra fainas. Kaip ir Maskva irgi, puikiausiai susitvarkius gatves, dangoraižių prisistačius. Bet nekeičia fakto, jog krabo žnyplės kruvinos ir gerokai kruvinos, kad tas pinigas išplautas ne visai žmogiškais būdais. Tai, nu, už tai tikrai galim jo nekęsti. Tai va, manau, kad vis tiek sustatyta bus į vietas. Ateis ta diena, kai ne tik Kašio fanai šauks tai, ką reikia šaukti, ir sakys, ką reikia sakyti, ir kas iš tikrųjų yra. Kiurva. Prajobinau posakį. Į garliavą nunešiu. Fuck. Čia reikia sukiotis visur ištistinę. Nos panižo. Nu, okei. Tuo išsiraitysim. 5 kilų iki Marės. Marė. Va, 2 kilai leka. Ir būsiu vietoj. Mano tėvuko visa pusė iš Marės. Ir reik dabar ieškoti regitros. Ką čia ieškoti? Veizą įsijungsiu. Ir vietoj. O ten jau Deniska lauks. Su juo reikia visus dokus patikrint, ar viskas tvarkoj. Nes ten reikia deklaracijos, išregistravimo, doko ir panašiai, nes pirmą kartą, kai vežiau tačkę, buvo prisipysę lenkai dėl tų visų deklaracijų, tai toj krūvoj nebuvo, pas mane reikėjo bendroj grupės krūvoj susirasti tą popierį. Tai va, dabar jau protingas, dabar jau žinau, ko reikia. Marės makas dienos pradžiai. Nu, toks santykis su maku pas mane visą laiką yra meilės lygmenį. Nėra nuvylęs. Niekada. Va, šventė. Tuoj važiuosiu mašinos pasiimti, pavalgyti. Nu ką, atvažiavom prie tos regitros. Bandom skambinti Deniskai. Kaip aš čia užvadinu. Kalbėsim kacapiškai. Va, labai įdomu, kad taip, čia bandom vengti tos kalbos, bet nei mano ukrainiečių, nei jo anglų turbūt nei vienam taške nesueina supratimo plotmėj, todėl
Greičiausiai reiks kalbėti kacapiškai. Man visą laiką juokinga, kai su ukrainiečiais kalbu, pas mane kažkoks akcentas atsiranda rusiškas, prasčiau pradedu mokėti tą kalbą, negu iš tikrųjų moku. Доброе утро. Алло? Доброе утро. Да. Да, Йонас звонит. Я уже... Да, я понял, Йонас. Да, я уже приехал. В Регитре? Да, я у Регитры стою. Ну, я вот внутри Регитра сейчас как раз оформляю. Ну так ладно, так как закончите... Да, я подоберу. Да, спасибо. Пока. Все, вам спасибо, до встречи. Va, štai, ir pašnekėjom. Formina dabar dokumentus, kaip tik mašinas. Turi uždėti tranzitinius numerius, sutvarkyti ten tą popierių, kurį paims Lenkų muitininkai, pervarė per Donbazę, reiškia pasižiūrės, ar nenupaizdinta kur nors vakaruose. Tai jo, jeigu ir buvo pavogtas, tai jau seniai vokietis gavęs draudimą ir 3 mašinas pakeitęs, jeigu ir buvo tokie įvykiai. Tai va, tai laukiu dabar Deniso skambučio ir pamiegosiu pusvalandį. Nepakenks. O, žmona. Загрузить это? Да. Все, кидать так. Просто? Ближе сюда. Что вы достали? Я уже тут тебе... Вот так вот, да? Понял. Тогда за мной тут проедет 6 километров. За вами ехал, Да. Так, подождите, я выеду Да. сейчас, хорошо? Да. Сейчас. Kaip nustebino, Denisas pasirodo, veteranas vežimėlyje, va, su nukritusiu vežimėlio ratu. Va, važiuoju paskui Denisą, greitis varo, Puskelnių kažkokią gyvenvietę, jo, taip vadinasi Puskelniai, apsisuko, privažiavo, sako, atsiprašau, labai pasiklydau. Va, kažkur toliau ieškom, nežinau ko.